Šią savaitę Lietuvoje vieši Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinės asamblėjos pirmininkas Petros Eftimiu bei generalinis sekretorius Spenceris Oliveris su delegacija. Pareigūnai susitiko su Seimo pirmininkė Irena Degutienė, užsienio reikalų komiteto nariais. Vizito metu aptartas Lietuvos pasirengimas ateinančiais metais pirmininkauti šiai Europos organizacijai. Aš manau, kad tai turėtų būti šventė Lietuvai, nes pirmininkavimas suteikia šaliai ir pačiai Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai didelių galimybių. Kazachstanas, kaip pirmoji Centrinės Azijos šalis pirmininkavusi organizacijai, pasiekė matomų rezultatų. Mes visi laukiame Europos viršūnių susitikimo gruodžio pradžioje, kurį ši šalis suorganizavo pirmą kartą per 11 metų. Labai intensyviai bendradarbiaujame su Vilija Aleknaite ir Lietuvos delegacija, todėl aš esu įsitikinęs, kad Lietuva labai sėkmingai pirmininkaus organizacijai. Be to, Seime iškilmingai atidaryta paroda apie Kazachstaną, kuris pirmininkauja Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai 2010-aisiais. Jie savotiškai pažymėtas Kazachstano pareigų perdavimas Lietuvai. Seimo pirmininkė pažymėjo, kad pirmininkavimas SBO yra nacionalinis Lietuvos prioritetas ir kartu įsipareigojimas. Rytoj Seime vyks iškilmingas posėdis, kuris bus skirtas Helsinkio proceso pradžios 35-mečiui ir artėjančiam Lietuvos pirmininkavimui pažymėti.